Tai kas jūs mokė, ar mama, ar močiutė? Mama, močiutė mano mirė, kai aš dar vaikas buvau visai. O mama ką ausdavo? Lovatėse sausdavo visokius, netgi tokie ant sienos pakabinti, briedį išaudė su tokiam gėlėm gražiam šonuose, labai daug. Ir sakydavo, oi, man galva susisuko, aš dar biškį pamiegosiu, kokį nors pavyzdį turi atsinešus, tai sako, kolekimą atneši iki staklių ir vėl reikia žiūrėti atgal. Nu tai žinot, ausdavo, tai vadino rinktinėm. Ir be galo dar dabar rankšluosčius jos turi, naudojos. Ir daug staltiesių labai daug liko jos labai. Ir tos kapos ant lovų užtiesti su tokiam gėlėm išrinktom. Aš net neįsivaizduoju, kaip tokiam amžiui senovė ir šitaip žmonės sugebėjo rankom padaryti tiek. Dabar tu kokį nori žmogų jauną, niekaip jis nesiims tokio sudėtingo darbo daryti. Tai o kur paslaptis buvo? Vat jūs paklausėt ir atsakykite šitą sudėtingą klausimą. Kaip čia buvo? Nu, žinot, kai pasiseka gal kartą, kitą, ir tada žmogų traukia ir jisai veja save pats ir atranda. Ir pasitarė, ir jos pasimoko, tarp savęs dažo. Ten nebuvo kuo dažyti visokiais kažkokie įmeta surūdijusi geležį. Jis duodavo spalvą kažkokią, tokiam priemonėm dažydavo. O tai kokias spalvas atsimenat mamos audiniuose? Oi, mamos audinių, jau mama paskutiniu metu tai jau gaudavo pas žydus Utenos ten rajone. Pirkdavo tokius jau nudažytus siūlus, pradėjo austi. O dar jau ankstesnė mano mažos vaikystės, tai jo paskui iš medžio žievių. Jos išdžiovindavo, užplikindavo ir ten atiduodavo spalvą. Pagrindė kokios spalvos buvo? Mėlyną negalėjai išgauti, ne? Tai, kad žinot, gaudavosi ir mėlyną visai netikėtai gaudavosi. Paskui nors svogūnų lukštais įvairiai ten, įvairiai. O kiek nyčių mamos staklėse buvo? Ten buvo rinktinės, ten 12 skaitydavo. O čia kiek? Čia tai 2. Ausdavo vien lininius drabužius, nes vyrams siuva apatinius baltinius, viršutinius, kelnes, viskas buvo lininiai. Tai šitas ausdavo, tada tos į medžiagas plačias ant pievos išklodavo ir saulė išbalindavo jas ir sudrėkindavo. Man 90 metų už tą viską atsimenu. O kiek laiko balindavo? Balindavo, nu tai taip, vasarą, kol saulė karšta, ant pievos, ant rasos patiesiam, o paskui vakare eini taip sutrauki į vieną, va taip, mastelėm sudėdi, parneši namus. Ryte vėliai jau iškloji ant rasos. Ir tada saulė, kai švitina, man tai gražu natūralus lynas, o tada balindavo. Užvalkalų dar neturėjo, tik jau vėliau daug užvalkalus. Bet būdavo paklodės, kaip paklodė ir tokį gabalą į kaldrą pribaigstydavo rankom ir būdavo vietoj užvalkalo, vietoj čiupolo tą vadinamą. Tai su tokia atardo paskui išplaunam skalbė. O kodėl ant rasos? O taip ant žolės sausos, ne? Gal matyt geriau saulė traukia. Nežinom. Gal sudrėkina kažkaip tai yra. Ir jie bala gražiai. Taip gražu, eini kur nors, eidavo į mokyklą, tai prie vienų namų išklota, tokios kaip linijos prie kitų namų išklota. Ir vienus ausdavo storesnius, kur ten siūdavo vyriškas kelnes, kad būtų stipresnės. Įvairius linus. O braukdavo, mindavo, merkdavo. Kiek dar... Linus augindavo patys? Augindavo, merkdavo ežere. Tuos ploštus surištus į gabalus. Ir kur netaip gilu, tenai įkaldavo tokius kovus ir sumerkdavo linus. Tada jos atveža, pečiai karštam išdžiovina, tada su tokiais mintuvais sumina, tada su brauksuvė atkala, numeta spalius. Ir didelė darbo našta buvo. Gerai, einam, mes nebelabai to. Aš tai žinau, aš dar jūs palydėsiu iki durų vis tiek, kol eina dar kokį žodį. O tai sakyt, kuriam rajone jūs Utenos? Utenos. Utenos su kokia vietu? Kokia? Atlerių kaimas netoli Tauragnai, mums 6 km, Utenos 10 km.
O mamos vardas koks pavardė? Agnietė Jurelytė, Agnietė. Agnietė ir Paskui Pakaitienė buvo. O jūsų vardas dar paklausiu, kad Aš jūs... Stanislavo Laimutė.